Tai laba diena visiems. Šiandien svečiuose aš turiu pačią mieliausią, gražiausią ir fainiausią moterį, tai yra Vitalija. Mes su Vitalija neseniai susipažinome ir man labai patiko su ja bendrauti iš tos perspektyvos, kad jinai man tapo toks kaip balsas, kurį norėčiau, kad žymiai daugiau žmonių išgirstų, kas liečia sveikatą, sveikatingumą ir kaip apskritai į savo tą visą sveikatą, kūną ir įpročius žiūrėti, nes mums visiems, ne mums visiems, bet daugumai yra sunku žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą, kas liečia sveikatą ir panaikinti tą trumpalaikį norą suvalgyti ar tai bandelę ar kažką, nors ir žinom, kad ilgalaikiai perspektyvui tai mūsų sveikatai kenkia. Tai dėl to labai norėjau pakalbinti šiandien Vitaliją iš tikrųjų, turim pasiruošę keletą klausimų, tam, kad jinai tiesiog paprasčiausiai pasidalintų savo gyvenimo patirtim ir aš labai tikiuosi, kad ir jums ji bus naudinga, nes net man buvo labai naudinga išgirsti. Tai va, labai malonu, Vitalija, kad sutikot pasišnekėti ir ačiū labai, kad prisijungėt. Labas rytas visiems. Mhm. Tai gerai. Ačiū, kad prijungėt. Bandysim kažką pasakyti iš savo patirties, kaip man sekasi ir kaip aš kovoju su savo problemomis. Mhm. Gerai, tai Vitalija, gal trumpai prisistatykit, kas jūs iš patirti, kokią tiesiog paprasčiausiai turėjot gyvenime patirti, kas liečia sveikatą, kaip jaučiatės iš sveikatos perspektyvos šiandien ir, na, kad būtų truputėlį aiškiau konteksto suprasti, kokį kelią jūs iš tikrųjų atėjot iki ten, kur esat šiandien. Aš esu Vitalija, 54 metai, gyvenu Anglijoje. Kitą metą bus 20 metų, kai išvykau į Angliją. O šiaip mano kelias prasidėjo nuo sveikatos pablogėjimo, turbūt nuo streso. Gyvenime turėjau labai daug streso, labai reaguodavau jautriai į stresą. Mažiausias dalykas būdavo, atrodo, smulkmena, bet aš iš jo padarydavau baisiausią tragediją, didelį dramblį ir man atrodydavo, kad tai pasaulio pabaiga. Ir tai pastoviai. Ir daugelį metų tęsėsi tas toksai stresas, pyktis. Viskas buvo nuo vaikystės, nuo paauglystės, nuo susidariusių visų problemų, situacijų. Ir taip kaupėsi, kol būdavo, verkdavau kiekvieną dieną ištisai, nežinau priežasties, dėl ko verkiu, kas yra. Eidavau pas gydytojus, tai ką, jie tik tai rašo antidepresantus, ir geriu aš tuos antidepresantus. Mano sesė sakydavo, sako, ko tu verki, sako, aš nesuprantu, atrodo kaip ir viskas gerai tau, bet tu verki, sako, aš nežinau, kas tau yra, sako, aš pati nežinau, sako, aš verkiu, aš nenoriu verkti, bet aš verkiu, ką aš žinau. Depresija, atrodo depresija, bet nepasakytum, kad depresija. Sako, viskas tau gerai, vaikai sveiki, viskas darbą turi, žiūrėk savęs. Bet aš kažkaip nekreipiau nieką dėmesį, aš sportuodavau visą laiką, bet niekada nežiūrėdavau maisto. Mano sesė sakydavo, pasižiūrėk tu truputį tą maistą, tu valgai bileką, viską. Neturiu, sakau, aš to laiko, ten tą maistą žiūrėti, sakau, nėra laiko man čia, kad su to maistu, sakau. Aš visą laiką greitai ir paskubom valgydavau. Aš ir dabar dar mokinuosi, kaip reikia valgyti lėtai, nes aš visą gyvenimą labai valgiau greitai. Aš nežinau, aš bijodavau gal, kad iš manęs kas nors atims tą maistą, aš nežinau. Čia dėl to valgymo greitai, tai porą draugų iš Portugalijos turiu. Tai jie sako, o Dieve, kaip jūs lietuviai valgot, ar kas atims iš jūsų maistą, sako, Dieve. Taigi reikia praleisti ko ne valandą kas kartą valgant, o jūs net nešnekat, tiesiog kuo greičiau viską turim. Tai aš taip
aš taip valgydavau ir kai stresuodavau, tai ištisai tada viską valgau silkę, po silkės šokoladą, po šokolado ten dar ką nors. Nu, vienu žodžiu, iš viso nesižiūrėjau savęs visą gyvenimą, kai buvau jauna, galvojau, kad visą gyvenimą būsiu sveika, stipri, jauna ir niekas neatsitiks. Kai buvau jauna, tai iš viso kavą gerdavau miegodama, tik tai pramerkiu akis ir dar arbatinuko nematau, kur arbatinukas, bet jau bėgu kavą užsistatyti, kad jinai kuo greičiau ją išgerti ir tą tokią stiprią juodą, atsimenu, jinai tokia dinamitinė, tokia baisi ta kava, stipri, neįfiltruota nieko, jie tik arbatinukų užpili karštų to vandeniu ir geri tą kavą dar neprasibudus. Nu ir ką, nu ir sugadinau skrandį, sugadinau nervų sistemą, viską sugadinau, ką tik tai buvo įmanoma ir prieš kokius 5 metus, gal 4-5 metus aš gėriau 14 tablečių. Aš galvojau, aš vos atsikeldavau iš lovos ir aš galvojau, Dieve, kas su manim vyksta, aš nebeturiu jėgų, man tik tai tų antidepresantų, Ceterline, man atrodo, aš jau net neatsimenu, rašo, dar turiu kažkur dėžutėje, rašo, iš 50 mg jau 100 padidino. Na, aš po to pradėjau gilintis, ką man daryti, kaip man išeiti iš to užburto rato, kad man kažką daryti. Nu, pradėjau skaityti, pradėjau domėtis, pradėjau ieškoti būdų, kaip ir supratau, kad tie antidepresantai, jie manęs negydo, jie tik tai slopina. Aš vaikštau kaip girta, ne tai, kad kaip girta, bet tokia apglušusi, tokia ne visai kaip sveiko proto, nieko nenoriu daryti, aš nuo to antidepresantų dar blogiau pradėjau jaustis, aš iš viso nieko nenorėjau daryti. Aš atsikeliu, pavaikštau ratais, į darbą išeinu ir vėl grįžtu ir buvo žiauru, kažkas tai buvo blogai iš viso. Ir po to aš pradėjau ieškoti būdų, ką man daryti ir atradau natūralius būdus, pradėjau eiti prie natūralių tablečių, pradėjau vartoti žoleles, arbatas, šafraną ir po truputį, po to pakeičiau maistą po truputį, pradėjau gydyti skrandį, nes nieks nevirškino visiškai nuo to greito valgymo. Aš ir dabar dar mokinuosi greitai valgyti ir dabar kartais valgau ir pati save pagaunu, arba man draugas sako, lėčiau, valgyk lėčiau. Ir tai pradedu valgyti lėčiau ir vėl greitai. Ir vėl lėčiau ir vėl greitai valgau. Taip, kad aš ir dabar dar mokinuosi, nors man virš 50 metų, bet mokinuosi valgyti, nes, nežinau, vaikystėje gal problemos vaikystės, gal nežinau, gal niekas neišmokino. Ir tai tokie, ir po to atsirado aukštas cholesterolis, aukštas kraujo spaudimas, Nors širdies sutrikimai. Nors neturit antsvorio, atsirado šitie dalykai, nes dauguma kaltina būtent svorį, kas dažna problema, ar ne, bet jūsų atveju net ne viršsvoris, o kiti sveikatos dalykai, ar ne, stresas ir taip toliau. Aš galvoju, kad tai stresas. Aš perėjau 100 gydytojų, gal dar daugiau. Turiu, nežinau, tokią didelę krūvą iki dabar dar, ne visus, aišku, bet laiškus, visus tuos appointmentus pas gydytojus turiu labai labai daug. Ir jie nieko nerasdavo. Aš važiuodavau į Lietuvą, išleisdavau daug pinigų, bet jie nieko nerasdavo. Kaip ir sveika, paskutinius gal 3 metus tai atsirado cholesterolis, spaudimas aukštas. Bet daugiau tai, kad tokių kažkokių labai rimtų ligų, tai jie nerado. Jie, viskas gerai, tau čia viskas gerai, tipo, ko tu čia nori. Prirašo tik tai vaistų vis. Vaistų tai prirašydavo bele kiek tik tai nori. Ir aš jų negerdavau. Aš galvoju, ką aš juos gersiu? Aš nežinau, kas man yra, tai ką aš gersiu tuos vaistus, nuo ko jie man prirašyti, aš nežinau. Ir tarp kitko, visai nesenai, prieš 2 mėnesius buvau pas gydytoją, tai man liepė eiti pas psichiatrą, nes aš pasakiau, kad aš negeriu jų vaistų.
Tai sako, jums reikia apsilankyti pas psichiatrą. Sakau, ne, man nereikia, nes sakau, jeigu aš būčiau gėrusi visus vaistus, kuriuos jūs man skyrėte, tai sakau, aš jau būčiau karste gulėjus. Sakau, tai ačiū Dievui, kad aš jų negėriau ir aš jų neklausiau, nes aš gėriau, pavyzdžiui, gėriau meprazolį, gėriau po 2 tabletės 2 kart dienoj po 40 mg, kur aš skrandį sugadinau visiškai. Aš nieko valgyti negalėjau, visiškai sugadinau. Ir aš po to tik tai pradėjus ieškoti būdų, aš supratau, kad man tas omeprazolis kenkia, jis man pradėjo kenkti per sąnarius, jis man pradėjo kenkti per visur. Ačiū Dievui, šiai dienai aš nevartoju nei vienos tabletės. Ir vartoju tik tai vieną, nepameluosiu, kraujo skystinančią. Dėl širdies. Bet buvo prirašyta man 14 tablečių ir aš susitvarkiau su maistu, su natūraliom tabletėm pagalba, savo stresą, savo cholesterolį. Tarp kitko, prieš 2 savaitės, net ne prieš 2, kad neatsimenu, kada su jumis Gintarė kalbėjau, tai atėjo po 2 dienų šito cholesterolio atsakymas ir mano cholesterolis geras. Ir aš neišgėriau nei vienos tabletės, o jie galvoja, kad aš ir toliau geriu tas tabletės, nors aš nei vienos jos neišgėriau. Jie man dar prieš 3 mėnesius padidino dar 2 dozę nuo cholesterolio. Sakiau, ne, aš dar pagerinau maistą ir atsisakiau labai daug produktų. O Vitalija, aš nevartoju. Papasakokit jūs man savo požiūrį ir mąstyseną apie vaistus jau, kad kalbam, ar ne? Nes labai daug žmonių, pirmas dalykas, žiūri į gydytoją kaip į žmogų, kurio reikia besąlygiškai klausyti, ar ne? Jūs šiuo atveju filtruojat, ką daktaras sako, ar ne? Ir kartais priimat, o va šiuo atveju ir nelabai priimat, ar ne? Kita problema, vat, ką jūs irgi vardinat su daktarais, yra, kad jie gydo pasekmę, ar ne, net neišsiaiškinę, iš kur atėjo problema. Ir gydimas yra, kaip jūs ir sako, dažniausiai vaistais. Ir mes daugumą imam tos vaistus, nesgi daktaras išrašė ir geriam, negalvodami daugumą tikrai net nepasigilina, kokie yra tie galimi šalutiniai poveikiai. O kad gydytojas pasakytų šalutinius galimus poveikius kiekvieno vaisto, tai aš iš vis nežinau, ar apskritai esu per daug girdėjus tokių dalykų, ar ne. Ir jūs... Tikrai ne. Nu, ir tai, ką sakau, ar ne, visa tai atrodo kaip ir visiems yra žinoma, ar ne, ne pirmos mes su tuo esam susidūrę. Ir vis tiek žmonės negalvodami geria ir tikisi pagerinti sveikatą vaistais. Kai to reikia šiuo momentu ir tai yra, nežinau, gyvybės klausimas ar dar kažką, aš suprantu. Bet kai mes gydome savo absoliučiai visą sveikatą vien tik vaistais, nekeisdami įpročio ir taip toliau, čia atsitinka problema, ar ne, nes vaistai tampa nebe trumpalaikė išeitis, o jau gyvenimo būdas, ko ne. Tai papasakokit man, Vitalija, kaip jūs, nu, vat, kodėl jūs esat, nu, vat, ne kaip dauguma, kuri vat, visgi pasiryžo ieškoti tų sprendimų, kaip pagerinti sveikatą ne vaistų pagalba. Iš kur atsirado šita mąstysena ir nežinau, akivaizdu, kad nesigailit, bet paklausiu, ar nesigailit. Tikrai ne. Aš tikrai labai daug metų pati vartojau vaistus ir, kaip jūs sakot, tikrai nedariau ryžtingo sprendimo juos nutraukti greitai. Aš pati nutraukiau juos po truputį. Aš ne taip, kad buvo tokių, kad ir nutraukiau greitai, kaip omeprazolį. Tada net rašiau tai moteriai, su kuria dirbau, kuri su manim dirbo per grupę ir klausiau, ar tai gerai aš padariau, kad aš greitai nutraukiau. Sako, nu, jeigu nieko nepasidarė, jeigu jau nutraukė, tai nutraukė. Aš suprantu, bet kas liečia mane, tai man atsirado labai daug pašalinių požymių. Šalutinių požymių, man pradėjo skaudėti visur, man pradėjo skaudėti sąnarius, man pradėjo skaudėti raumenis, man pradėjo skaudėti galvą kiekvieną dieną. Ir aš, kai pradėjau
skaityti šalutinius, kaip jūs sakot, gydytojas išrašo, jisai nesigilina, ar jisai turi šalutinį požymį, tie vaistai, ar ne. Ir aš kaip pradėjau skaityti vienų vaistų, kitų vaistų, trečių vaistų, šalutiniai požymiai, tai galvos skausmas, sąnarių skausmas, raumenų skausmas, kosėjimas. Va taip vyksta, suprantat, nu ir tada aš pradėjau ieškoti būdų, ką man daryti. Aš nenoriu toliau sirgti ir dar daugiau gerti vaistų, nes gaunasi kaip užburtas ratas. Taip. Tai užburtas ratas. Tu gydai vieną, bet tu kenki kitam. Taip. Tu gydai, daleiskim, nežinau, ten galvą, bet tau rašo tų vaistų, rašo ir tau atsiliepia ant sąnarių arba dar kažkur, arba kepenim, arba inkstam, arba dar kažkam, nes, nu sakau, tai užburtas ratas. Ir aš tada viskas galvoju, stop, aš nebenoriu tų vaistų man. Ir aš turėjau planą, išeiti iš tų vaistų. Ir aš pasakiau visiems, sakau, aš jų nebegersiu. Aš jų nebegersiu ir aš jų nebegeriu. Aš jų nebegeriu ir aš labai puikiai jaučiuosi šiandieną. Man nieko neskauda. Absoliučiai. Absoliučiai. Aišku, turiu aš tą refliuksą, turiu prisižiūrėti maistą, bet man neskauda sąnarių, man neskauda galvos, man nieko neskauda. Iš tikrųjų, man nieko neskauda. Šiek tiek šiuo metu esu truputį kitoj situacijoje, nes buvau susilaužiusi koją, tai mažai judu, labai pasilgau judėjimo. Bet man neskauda nieko, aš vaikštau po 5-10 mylių, kaip man yra išeiginės, ir aš einu daug, mėgstu vaikščioti, mėgstu sportuoti, mėgstu su dviračiu važiuoti ir šiai dienai negeriu vaistų, nepasitikiu gydytojais ir nežinau, kaip būtų, jeigu būtų labai rimta problema, kažkas tai tokio, bet visiems sakau, tik nepradėkit gerti tų statinų, nepradėkit gerti tų antidepresantų, nes jie negydo, jie negydo, jie nieko nedaro, jie tik tai blokuoja tavo organizmą ir tu nuo jų nesveiksti, tau tik blogiau. Tai va, labai gera įžvalga, ką jūs sakot, ar ne? Tiesiog tai, kas duoda, nu, kad ir gydytojas išrašo dar kažką, pasiskaityti, ar ne? Nereikia ten ieškoti kažkokių, nežinau, mokslininkų, kurie šneka internete ar dar kažką. Paprasčiausiai pasimti lapelį, ar ne, ir paskaityti, kokie galimi šalutiniai poveikiai. Jo, ir tai, kad jūs jų šiandien nejaučiat, tai nereiškia, kad jie nepasireikš. Ir tai nereiškia, kad jie nepasireiškia, kiek dažnai sutinkam žmonių, kuriem yra prastai paprasčiausiai galvos skaudėjimas, ar ne? Mūsų visuomenė jau tai tapė yra norma. Man skauda galva, nėra kažkokios didelės problemos, o kad tai yra galbūt nuo vaistų, gal dar kažką, niekas jau net, nebėra tiek sąmoningi suprasti, kad jie jaučia galvos skausmą ir kad tai nėra gerai. Čia kaip pavyzdys, ar ne? Bet jo, labai gera įžvalga iš jūsų patirties, kad skaityt paprasčiausiai. Bet yra būdų. Taip, skaitykit, bet kad ir nuo tos galvos skausmo, nu tai pabandykit pakvėpuoti giliai. Pabandykit pratimus kažkokius padaryti, taškus paspaudyti, yra taškai visokie, pabandykit. Aš neatsimenu, kad aš gėriau nuo skausmo galvos tabletę, nes, nu tai yra negerai. Pavyzdžiui, anksčiau tai būdavo, kai buvau jauna, tai tik tai galva suskauda, iš karto bėgu paracetamolio gerti. Nu ir geriu aš šitą paracetamolį, bet dabar tas paracetamolis tai iš viso pats blogiausias tipo dalykas, bet aš stengiuosi kuo mažiau, iš viso praktiškai stengiuosi nevartoti tų vaistų. Aš pirmiausiai pradedu rytą nuo kvėpavimo. Tai man sesė įkalė į galvą. Papasakokit plačiau, ar ne, žmonėm, kurie nori neturėti galvos skausmo, irgi jūs turit daug patirties su visų stresu gyvenime, ar ne, ir žinau, kad jau pradedat sakyti, tai noriu, kad tiesiog gal tiksliau papasakotumėt, kad ir kiti galėtų pasinaudoti, ką jūs darot,
kad mažintumėt tą stresą, ar ne, savo organizme ir, nu, kaip tai darot. Jeigu taškus spaudot, kur tuos taškus spaudot, jeigu ten dienoraščio rašymas, ką jūs ten rašot. Papasakokit truputėlį plačiau apie tas technikas, kaip jūs valdot savo emociją, gal taip pasakyčiau, tą visą stresą. Sakyčiau taip, anksčiau prieš pusę metų, kai neturėjau problemų, sakau, dabar turiu problemą su koja, negaliu vaikščioti. Tai būdavo taip, jeigu pajaučiu, kad man kažkas negerai, ar pyktis kažkoks kyla, ar dar kažkas, tai aš greitai stengiuosi apsiauti sportbačius į treningus ir einu pasivaikščioti. Greitai. Einu greitu ėjimu, pasivaikščioti, giliai pakvėpuoti. Tai mano pats relaksingiausias dalykas, kurį aš pripažįstu. Šiuo metu aš negaliu eiti, nes man dar labai skauda koja, bet stengiuosi aš pakvėpuoti giliai. Tada yra ant rankos taškai visokie spaudyti, yra tarp nykščio, negaliu parodyti, tarp nykščio yra taškai, kur reikia spaudyti, arba tiesiog smilkinius masažuoti, jeigu skauda galva ir pyktis ima. Nu, daug visokių dalykų, žiūrint kokiu metu, aš mėgstu ir kartais, dabar tai mažiau darau, bet vasarą tai mėgstu po šaltų dušų palysti, irgi labai padeda, atpalaiduoja, nuima tą stresą, ypatingai stresą nuima. Tas toksai, šaltas vanduo. Ir nežinau, daugiau ką aš, visokių yra būdų. Man labai padeda vaikščiojimas, aš labai mėgstu vaikščioti. Ir aš, jeigu pajaučiu kažkas man negerai, ar pyktis, ar ką, ar namuose ten įtampa kažkokia tai vyksta, aš tada nieko neklausdama, nieko nesakydama į treningus ir aš einu, kvėpuoju, arba dainuoju, arba ten klausau kažkokią paskaitą, kad nutolinti mintis, blogas mintis, nutolinti tą pyktį, nutolinti tą stresą, kad kuo toliau. Ir kvėpavimas, vaikščiojimas, tokie dalykai. Dušo koncentracija, šiltas, karštas vanduo irgi labai gerai veikia. Nervus ramina. Aš darau daug pratimų, pati stimuliuoju tą vagalinį nervą. Tai darau ir kvėpavimo pratimus, ir dainavimo pratimus, jeigu būnu namuose viena, užsidedu muziką ir dainuoju garsiai. Ir paprasta, nesudėtinga ir neužima laiko, ar ne, pasileisti. Taip, paprasta ir nesudėtinga. Ir yra visokių būdų, plaukimas, kvėpavimas, vaikščiojimas, tiesiog streso apraminimas ir gilus kvėpavimas, meditacija galų gale. Pasėdėk ir 5 minutės ramiai, nieko negalvodamas, sėdėk ir žiūrėk į gėlę ar dar į kažką. Ir tai ramina tave. Ir raminiesi. Ir jūs esat labai geras įrodymas tos teorijos ir kelių tyrimų, kad truputėlį gal noriu pasidalinti apie apskritai mūsų savijautą, stresą, emocijas, ar ne, ir tas praktikas, ką jūs būtent šnekat. Pavyzdžiui, tai, kad jūs sakot, jūs didelė mėgėja, matau, esat pajudėti. Ir ar ne kažkokiu tai būdu ir vis šnekat, ar judėti, ar ten plaukimas, ar ten tararararara. Ir nu, dėl ko iš tos mokslinės perspektyvos visas judėjimas, kodėl jisai pagerina mums nuotaiką, nuima stresą, dėl to, kad mūsų fiziologija yra labai stipriai susijusi su mūsų tiesiog psichologija paprasčiausiai. Ir ar ne ten, pavyzdžiui, toks paprastas pratimas, kas norėtų pabandyti, ar ne, yra skirtumas, kai sėdžiu va taip, pavyzdžiui, ar ne, susilenkus ir aš jaučiuosi prastai, kažkokia gal nevykėlė, dar kažką. Ir jeigu aš pilnai išsitieščiau, ar ne, galvą pakelčiau ir visa kita, keičiasi fiziologija, keičiasi jausmas. Ir dėl to
vienas iš dalykų, Būtent. kodėl būtent vat, tie fiziniai judesiai, tai paprasčiausiai vaikščiojimas ar šokimas, ar ne, gali būti, nereikia Taip, ten būti taip, super, taip. super Ne, eiti į ne, sporto ne, salę ir dar nereikia. kažką. Taip, Ne. tai va. Aš sakau, aš pati pagal save pajaučiau. Man geriausias tai yra ėjimas. Aš Mhm. tada ir tą kvėpavimą pasidarau gilų. Taip, Aš tada taip. sakau, jeigu aš tik pajaučiu įtampą kažkokią ar pyktį, juk būna pas mus moteris ypatingai hormonų, ta Visos būna. pusiausvyra. Kita kartu net nesupranti, kodėl tas pyktis ateina. Kita Mhm. kartą net nėra paaiškinamos priežasties, bet tave ima pyktis, ne? Mhm. Tu Mhm. pasidarai tokią, nu, nemielą. Taip, Ir taip. tau atrodo viskas blogai, viskas nemiela, tau negera, tave erzina viskas. Atrodo, o Dieve, kaip blogai, viskas čia dangus griūna. Bet aš sakau, aš dviratį mėgstu, bet man jisai taip manęs net palaiduoja. Bet Mhm. jeigu aš apsirengiu ir aš išeinu pasivaikščiot greitai, Mhm. greitu tempu ir dar įtraukiu kvėpavimą, eidama, tai man žinokit, pats geriausias yra relaksas, atsipalaiduoti ir pats geriausias dalykas nuimti įtampą. Mhm. Supratau. Dėl to kvėpavimo, kaip jūs kvėpuojat? Nes aš kai sakau klientam, kurie sako, aš dabar gintarę prisivalgiau, nes aš labai stresavau, sakau, ar tu darai kvėpavimo pratimą? Gaunu kažkokį tokį atsakymą, nes daugumai atrodo tas kvėpavimas lyg tai nėra kažkoks svarbus dalykas, nes jį paprasta padaryti. O iš tikrųjų tas kvėpavimas, jisai atpalaiduoja mūsų smegenų dalį, kuri yra, komunikuoja, ar čia stresas mūsų kūnui, ar čia atsipalaidavimas. Ir būtent tie gilūs kvėpavimai, jie ir pasako mūsų smegenim, mūsų visam kūnui, kad laikas atsipalaiduoti, nėra jokio pavojaus. O jūs jau esate tas žmogus, kuris tai jaučia pati ant savęs ir jūs sakot, nu, ne iš teorinės pusės, kad tai naudinga, bet jau iš to, kad jūs žinot, jog pakvepuosit ir jausitės geriau, ar ne? Tai kaip jūs kvėpuojat, kad jūs jau dabar jaučiat tą naudą būtent gilaus kvėpavimo? Aš išmokau, žinokit, iš savo sesers kvėpavimą, nes mano sesė tuo užsiima Mhm. ir jinai man labai daug metų kaldavo į galvą. Ir mes labai dažnai ryte abidvi prisijungiam per Facebooką ir kvėpuojam. Mhm. Per ekranus, per Taip. telefoną. Jinai rodo ir mes darom. Mhm. Jinai dabar buvo Indijoje nesenai ir parvežė labai daug nuostabių kvėpavimo pratimų. Mhm. Ir aš kaip ir dar esu kelyje tam Mhm. kvėpavime. Bet senokai aš, pavyzdžiui, pati darau tą diafragminį kvėpavimą. Praktiškai aš darau prieš kiekvieną maistą diafragminį kvėpavimą, tą įkvėpi. Aš tai darau taip. Aš įkvėpiu per pilvą, per 4 įkvėpiu, per 4 sulaikau, per 4 iškvėpiu ir vėl 4 sulaikau. Taip, įkvėpiam per nosį būtinai, per 4, tada sulaikom, tada per burną iškvėpiam ir vėl 4 sulaikom. Ir taip ratą tokį padarau, nežinau, kokį 10 gal kartų, bet būtinai per pilvą įkvėpti, kad pilvas įsipūstų. Ir per Po to, nosį jeigu man įkvėpti, per galva, burną iškvėpti, ar ne? taip, taip, jeigu man galva skauda, aš visą laiką darau per kairę nosį įkvėpiu. Visą laiką taip darau. Negaliu Mhm. dabar parodyti, taip. Padedi 2 pirštus, kad tavo mintys niekur niekur nebėgiotų, susikoncentruotų, padedi 2 pirštus tarp akių ir užspaudi su vienu pirštu šnervę dešinę ir kvėpuoji per kairę pusę giliai. Ir tada kaitalioji tu ją. Per dešinę įkvėpi, sulaikai, per kairę iškvėpi, bet visą laiką reikia pradėti nuo kairės pusės įkvėpti. Mhm. Taip, galim pabandyti, taip. Aš nusimsiu akinius, taip. Mhm. Uždengi dešinę šnervę. Įkvėpi per kairę per 4. Sulaikai 16 kartų. Skaičiuoji iki 16 sulaikius.
uždengus dešinę šnervę. Tada uždengi kairę ir iškvėpi per dešinę šnervę per 12 kartų. Ir tada vėl laikai uždengus kairę šnervę ir įkvėpi per dešinę, per 4, giliai. Tada uždengi abidvi ir skaičiuoji iki 16, galite iki 12 skaičiuoti. Tada atleidi kairę šnervę ir iškvėpi. Sakyčiau, geriausiai būtų pradedantiems po 8 kartus, per 8 iškvėpti. Ir taip eini ratu. Ir tada vėl uždengi dešinę, įkvėpi. Jeigu iškvėpiai per kairę, tai per kairę ir įkvėp turi. Įkvėpi per kairę, tada užspaudė abidvi šnervės, tada skaičiuoji iki 12 ar iki 16, aš iki 16 ir iškvėpi per 8 arba 12. Ir vėl per tą pačią šnervę įkvėpi. Visą laiką turi užbaigti per kairę, pradėti per kairę ir užbaigti per kairę pusę. Tai va tokie panašiai labai pratimai. panašiai jogos, atsimenu, mūsų mokytoja labai tuos kvėpavimus pradžioj, pabaigoj irgi su tom šnervių uždengimais. Aš kiekvieną rytą praktiškai nesikėlus iš lovos, aš padarau gilų kvėpavimą, dar lovoj gulėdama, dar tokia dar visai neprasibūdus lovoje aš pasidarau tokį lengvą savo kvėpavimą galvai, kad man atleistų tą tokį, nes aš ryte atsikeliu, man ta galva tokia būna sunkoka. Ir aš kiekvieną rytą su tą kairę šnervę aš jį pasidarau. Visą laiką, kiekvieną rytą. Vietoj kavos. Tai man... Aš kavos iš viso, tarp kitko, nevartoju. Aš atsisakiau kavos gal kokie 3 metai, jau 4 gal metai. Gal 3 metai, nežinau, tas laikas. 3 tai tikrai. Aš vartoju čikori kavą. Jinai ne kava, bet, sakykim, kava man kava. Aš prie jos pripratau ir man, žinokit, skanu. Man labai gerai. Aš labai daug ko atsisakiau. Aš atsisakiau alkoholio, aš jo nevartojau daug, bet aš dabar išgeriu taurę ten vyno per progas. Bet aš jo negaliu paprasčiausiai, man skrandis neleidžia. Aš mėgdavau anksčiau ten parelaksuoti, įsipilti taurę vyno, bet aš jo negaliu. Tai jeigu aš jo negaliu, tai ką man save kankinti, aš ir negeriu. Ir man jo nereikia. Ir aš apseinu ir be jo, žinokit, labai puikiai ir kažkaip nepasilgau aš jo. To alkoholio, to vyno. O aš daug atsisakiau, aš atsisakiau labai daug maisto, aš labai daug pakeičiau mitybos, aš jau gal 2 beveik metai, jau 1,5–2 metai aš nevartoju pieno produktų, nevartoju miltinių produktų, nevartoju, į pieno produktus, aišku, eina ir sūriai ten visokie, sūrių nevartoju. Dabar šiek tiek aš įtraukiau jogurtą natūralų, bet ir tai ten į savaitę gal 1 kartą ir įtraukiau aš šitą, ką aš įtraukiau kefyrą. O šiaip anksčiau ir tų nevartojau, bet man nieko nesidaro dabar nuo jų, tai aš juos ir vartoju, bet tikrai ne kasdieną, o pieno produktų tai senai nebevartoju ir man žymiai geriau virškina ir žymiai aš geriau jaučiuosi be jų. Taip, kad labai daug ką pakeičiau ir tikrai gyvenu normaliai ir, kaip sako, tai ką tu valgai? Pavyzdžiui, šiandien prisikepiau aš cukinijų blynelių. Man labai skanu. Taip, aš irgi labai mėgstu. Labai skanu. Gerai, tai Vitalija, sakot, mėgstat labai cukinijų blynais ir turbūt labai natūraliai, kai žmonėm
pasakot, kad nevalgot pieno produktų, kad nevalgot miltinių dalykų, ar ne? Aš nebejoju, tikrai esat gavus klausimą, tai ką tada valgot? Tai papasakokit man, ką jūs mėgstat valgyt be cukinijų, blinelių, kuriuos jau paminėjot. Aš viską valgau. Valgau troškintas daržovės, labai mėgstu dabar žiemą. Valgau, viską valgau aš vištieną mėgstu su daržovėm, dažniausiai salotom. Niekada nemaišau, aš jau daug, jau senai labai nemaišau ten daleiskim mėsos su daržovėm ir dar ten kažkokiu bulvių prisidėti. Aš bulvių aplamai neatsimenu, kada valgiau. Kažkaip man jų nereikia. Ryžių irgi aš jų nemėgstu. Tai dar kartais laukinių ten tų raudonų tokių išsiverdu, tai jie dar nieko tokie. Bet valgau visą ten mėsą, daleiskim, vištieną ar ten kalakutieną, tik su daržovėm. Nesvarbu kokios daržovės. Man geriau virškina ten, daleiskim, troškintos daržovės, ne? Aš labai mėgstu, pavyzdžiui, ir šiandien eisiu daryti troškintų daržovių, aš prisidedu viską, ką tik turiu, dar tada įsidedu, kaip vadinasi, neatsimenu, coconut milk, kokosų pieno ir man tai skanu, aš nežinau, aš su grikiais kokiais aš mėgstu. Arba su ta pačia vištiena ten, arba, ką žinau, daug ko. Aš mėgstu sriubas verduosi, mėgstu moliūgų sriubą, ten žirnių sriubą. Po to aš turiu draugę, jinai yra neutropatė, tai jinai man patarė niekada nevalgyti ten. Aš nevalgau iš tikrųjų tos duonos. Pati darausi duoną, grikių duoną arba avižų duoną, bet jinai sako, niekada nevalgyk duonos iš ryto. Tai tikrai nesveika. Tai aš stengiuosi iš ryto ten valgyti arba daržovės kokias, arba čia praeitą kartą nusinešiau į darbą kiaušinį suplaktą ir brokolį. Tai mane žiūrėjo kaip į kokią kvailę, sako, iš ryto tu daržovę valgai, tai ką sakau, tai kas čia tokio, man taip tinka, mano organizmas taip, aš pripratau, taip man gerai, aš anksčiau taip valgydavau ten dar kažką, dabar aš kartais darausi tą linų sėmenis, užsipilu, aš pasidarau tokį linų pudingą, linų sėmenų pudingą. Jį prisidedu vaisių, mėlynių daleiskim, nors aš nedaug valgau ten tų vaisių, aš tik tai valgau melioną, man dėl skrandžio galima geltoną kriaušę ir bananą, bet kartais suvalgau ten ir mėlynių, įsidedu, niekas nesidaro man ten. Ir bandau, aš eksperimentuoju su savim, aš vis eksperimentuoju, ir rašausi, aš praktiškai kiekvieną dieną rašausi, kas man tiko, kas man netiko, koks man maistas. Aš gerai jaučiausi nuo jo, ne? Aš šiandien valgiau tą ir tą. Ir po to apačioj pasirašau. Šiandien jaučiausi gerai. Šiandien šiek tiek nelabai. Ir aš rašausi, jį kiekvieną dieną rašausi praktiškai, ką aš šiandien suvalgiau ir kaip aš jaučiuosi. Ir taip gali žmogus, kas jums tinka, kas jums netinka. Taip, mes esam kiekvienas skirtingas, žmogus turi atsirinkti, kas jam tinka. Bet aš atsisakiau duonos dėl daug priežasčių, dėl kad jinai nesveika, kad aš pati dabar išsikepu ir šiandien eisiu kepti, galėčiau eiti į virtuvę, parodyti, kaip aš ją pasidariau ir aš ją dabar šildau, susimaliau, susiplakiau, aš ją grikių žalių susiplikinau, susiplakiau su blenderiu ir įdėjau į dubenį ir aš čia per naktį dabar iki šiandien. Tada prisidėsiu sėklų visokių, kas man tik patinka ir išsikepsiu ir aš taip valgau, man taip skanu, aš įpratau, užsidedu avokado, užsidedu dar kokį ten agurką, pomidorų aš nevalgau, nes man negalima dėl skrandžio, nors man jie patinka, bet valgau tas, kas man leidžia, sako organizmas, o šiandien aš noriu to.
Ir daug maisto yra, kiekvienas mes skirtingas, jeigu tavo skrandis sveikas, tai yra labai daug visokių sveiko maisto ir daržovių, ir vaisių, labai daug, Taip. daug Ir labai aš, yra. kas liečia duonos, tai noriu tik pasakyti, jūs vat iš grikių ar ne, arba iš avižų darotės, kiti darosi ten iš varškės. Aš asmeniškai labai mėgstu daržovių duoną, tai aš tą pačią cukiniją arba kalafiorą paimu su kiaušiniu, pasidarau, nu ir irgi duona man išeina pakepus ilgiau po orkaitę, labai mėgstu. Iš sėklų paprasčiausiai, pavyzdžiui, jeigu čia sėklą įdedu, tai netgi tas pats ar augalinis pienas, ar kiaušinis į čia sėklą taip viską sugeria gražiai, kad aš visai nieko daugiau nebededu. Tik sėklas, tik kiaušinį Taip, ir taip. tik ten tą augalinį pieną. Tai, nu, tikrai galima su tom duonom labai daug eksperimentuoti ir jas turėti kas kartą vis Labai. skirtingas. Kur įprastas žmogus yra įpratęs, žino, tik tais juodą ir baltą duoną, o jeigu ne lietuvis, ne vokietis, tai ir tos juodos nelabai žinos. Tai Taip. tikrai galima daug Taip, eksperimentuoti, taip, bet šiaip, ką aš norėjau, labai. Vitalija, jūsų pasiklausti. Um, apie daržovės. Jūs sakot daržovės ir aš žinau, ką jūs turite omeny, tai yra įvairios daržovės, ar ne? Bet aš kaip aš šneku su vyresnio amžiaus žmonėms, kad ir mano mama, teta, klientais ir taip toliau, labai dažnas lietuvės, taip gal net drįščiau pasakyti, nusistatymas, kad daržovė yra kas? Daržovė yra burokėlis, morka, kopūstas, agurkas, pomidoras. Tiek yra 5 daržovės. Nu, bulvė irgi daržovė, bet mes jau daugumą žinom, kad gal nelabai gerai. Egzistuoja 5 daržovės ir viskas. Aš tuo tarpu žinau, kad yra be proto daug visokių daržovių, ar ne? Tai jūs man papasakokit, kokias daržovės jūs labiausiai mėgstat, kad biški labiau žmonės suprastų, kad daržovė nėra vien tik šitie 5 dalykai. Aš nežinau, aš mėgstu labai brokolį. Man pats yra skaniausias yra brokolis. Aš jį labai daug kur vartoju. Labai ir jisai aplamai yra labai sveikas. Mėgstu kalafiorą. Po to aš mėgstu, nežinau kaip lietuviškai, Aš išversiu. angliškai tai ternip yra. Čia O kaip ropių lietuviškai, aš šeimos nežinau. dalykas. Iš ropinių, jo, iš ropinių. Iš tų ropinių aš irgi labai daug vartoju visokių ir irgi nežinau kaip lietuviškai parsnips. Po to, nu daug aš ir visokie žirniai, tie tokie, žinot, žirneliai arba tie, net nežinau kaip lietuviškai, būna jie tokie plonyčiai tokie žirniai, jie ne taip, kad pupos tokios. Tai va tas visokias irgi vis. Ne? Nu jo, šparaginės ir midrai, aš viską vartoju, aš absoliučiai visus, kas tik yra parduotuvėse, aš pritaikau prie kiekvieno skirtingo, mėgstu be proto ir tuos asparagus. Smidrai. Nu jie tikrai smidrai, nu tikrai skanu, beprotiškai. Aš labai daug ir grybų mėgstu, nu viską, aš primaišau viską, kas tik man, ką aš turiu šaldytuve, aš tik tai ko negaliu valgyti ten tų saldžių visokių paprikų. Bet ir tai kepuosi aš efrajo ir valgau ir man viskas gerai, skanu. Jos apkeptos, aš tik žalių negaliu valgyti, o apkeptos viskas gerai, aptroškintos. O šiaip tai, nu, daug, aš net nežinau, ką išvardinti, jeigu atvirai. Daug, nu va, bet jau išvardinot bent 5 kitas daržoves, ar ne, ką galima bandyti, kur ir jos netgi auga Lietuvoje, nereikia būti naiviem, kur ten kiti sako, ai, neauga Lietuvoje ir nevalgys, auga. Tai dar Lietuvoje dar jų daugiau auga, dar jų daugiau auga, ne, daug jų visokių yra ir kiekvieną kartą vis kitaip kažką sugalvoji, tai visokių yra ir mėgstu moliūgą labai, mėgstu ir sriubą, ir užtepėlės iš moliūgo darausi. Jo, piurė labai skanu. Ir būna saldžią bulvę mėgstu, aš valgau saldžią bulvę. Supratau. Ką žinau, mėgstu. O dar Vitalija sakėt, kad kolegos ar ne, kartais jūs mėgsta pasmerkti už tai, ką valgot.
Ir čia yra ironiška, nes valgot tai geresnį maistą turbūt negu jie, nes maistas pirmiausia turi būti ne energija ir mums sveikato, o ne kažkoks malonumas. Tai pasidalinkit, jūs matos, esat tvirtesnio charakterio, pasidalinkit keliais patarimais, gal situacijų, kaip atsakyti Taip, žmonėm, kurie taip. ateina ir sako, ką tu čia valgai salotą, o ką kiaušiniai su brokoliu ryte, ką tu savo galvoji, ar ne? Tai pasidalinkit keliom gal situacijom, įkvėpimų, ką atsakyti tokiem žmonėm, vat, kas pradeda savo sveiką mytybos kelią ir sulaukia tokių replikų. Žinot, taip, aš esu stipraus charakterio, esu liūtas, susispyrusi, e, žinot, kaip aš pasakysiu, pagal nuotaiką gal, kartais ignoruoji, tiesiog nekreipi dėmesio, ką tau sako, nes aš jums pasakysiu paprastą pavyzdį, mano sesers dukra, jinai išėjo į naują darbą ir jinai sako, mama, nieko negaliu neštis į darbą, nes jie tiesiog nepriima to, ką tu valgai. Jeigu tu valgai sveikai, jie nesupranta. Jiems tai yra, nu, nežinau, stebuklas ar kažkas, ne tai, kad stebuklas, jie nesupranta, kaip tu gali valgyti ryte daržovę. Jiem tai nepriimtina, tu turi valgyti tą kiaulieną, riebę, dešrelę ryte ir ten dar pridėta visokių ten tų pupelių su tomatu, su cukraus. Ir arba jie pasiima bandą didžiausią ir prisideda čipsų į tą bandelę ir jie valgo, nors pas jį svoris, nu atleiskit, koks 140. Ir jie valgo skaniai, bet jie man, sakau, jie iš manęs pasišaipo. Tai aš tai dabar stengiuosi, arba aš einu atskirai atsisėsti, kad jie man neužduotų klausimų, ką tu čia valgai ir lenda į mano indą kiekvieną rytą. Ir kartais prašo duot paragauti. Jeigu nusinešu kažkokį kokteilį, ten ypatingai žalią ar dar kažką, arba tučiją, pudingą, tai liepia, galiu paragauti, ką tu čia valgai, ar galiu paragauti, nu ragauk, sakau, jeigu nori. Bet šiaip jie žiūri keistai į mane, labai nedidelė dalis žmonių supranta, kad tai sveika, o kiti tai galvoja, kad, nu, biški pavaikėjus ir viskas, galvoja, ai, nu ką jinai čia. Užsienietė galvoja, ai, užsienietė valgo tokį vat maistą. Bet aš valgau. Aš valgau kitaip, pavyzdžiui, pažino, ten daugelis, nu, sakyčiau, 70% nėra ragavę avokado, nes jie tai galvoja, kad tai yra neskanu, kad tai yra kažkoks tai beskonis dalykas, kuris yra nevalgomas. Ir aš, pavyzdžiui, kai nusinešu avokadą ir užsidedu ten ant užtepėlės, ant viršaus tą avokadą, tai jie taip žiūri, sako, čia taip, valgai avokadą? Sakau, nu taip, man tai skanus, ko aš kiekvieną dieną po pusę avokado suvalgau. Jeigu ne į salotas, tai aš ten kokią užtepėlę pasidarau man, arba vat ir ant tos grikių duonytės aš ją užsidedu tą avokadą ir man tikrai labai labai skanu, nes aš taip įpratau, aš ir taip mėgstu, man tas avokadas, tai jisai iš viso kažkoks tai stebuklas. Visiškai stebuklas. Jisai tikrai kažkoks tai stebuklas, jisai nerealaus skonio, jisai gali pritaikyti jį bet kur. Absoliučiai bet kur. Ir saldžiai, ir vieną patį, ir kaip užtepėlė, ir į salotas, visame kame jo. Ir į kokteilius, tik tai fantaziją savo įjung ir bandyk. Bandyk su saldžiais, bandyk su bet kuo bandyk. Ir atrasi savo, kas tau labiausiai tinka. Bet, pavyzdžiui, pas mus Anglijoje, tai jie, sakau, 70% jie net nėra ragavę ir jie nesiruošia ragauti, nes jiem neįdomu, jiem geriau išgerti saują tablečių
ir nekreipti dėmesio, nesvarbu, kad man tai labai dažnai norisi prieiti, pas mus yra toks vyras vienas, jisai taip sunkiai vaikšto, Dieve, man taip jo gaila, jis atrodo, man taip norisi prie jo prieiti ir sakyti, žmogau, nu ką tu darai su savim, kodėl tu savęs nemyli, kodėl tu savo nepadedi, kam tu valgai tą bulką tokia, nu, balta, tokia, aišku, jinai atrodo skaniai minkšta, jinai tokia purita bandelė. Nu, bet jinai, žinot, ypatingai Labai geras žmogui. klausimas. Labai geras klausimas. Kodėl tu savęs nemyli, ar ne? Taip, Labai kodėl tu savęs nemyli? Juk jam tai dabar kokį, nu, gal 30 kokie, nu, 8, apie 40, gal dar neturi jisai 40 metų. Bet jisai vos paeina nuo to sunkumo, nuo to svorio ir pasitas diabetas, tai 100%. Bet jisai nekreipia dėmesio, jisai toliau ryja tas, nevalgo, bet ryja tas bandeles ir užgeria Coca-Cola. Nu ir sakau, man taip norisi prieiti, bet galvoju, nu ką aš kišios pasakiau, sakys, kad čia kokia idiotė atėjo aiškint man, ką man valgyti. Nu ne mano reikalas, jeigu žmogus pats savim nesirūpina, juk tu pats už save atsakingas, nieks kitas už tave neatsakingas, tu pats už save. Kaip ir aš pradėjau ieškoti būdų ir aš supratau, kad man niekas nepadės. Nei gydytojai, nei ten kažkokie stebukladariai, niekas man nepadės, aš tik pati savo galiu padėti, ieškodama būdų, alternatyvų, kaip savo pagelbėti ir ką daryti. Ir tik tu pats esi atsakingas pats už save, daugiau niekas, nei tu, nei kažkas, nei trečias, nei ketvirtas, tik tu pats savo gali padėti. Užsispirti, rašyti, prisiekti savo, o nuo šiandien aš pradedu valgyti kitaip, ne, daleiskim, arba nuo šiandien aš pradedu vaikščioti, arba nuo šiandien aš ir turi tu po truputį vykdyti, rašytis, ar tu šiandien įvykdėjai, ar tu ne. Aš perskaičiau labai gerą knygą dabar, kaip gulėjau su sulaužyta koja, man sesuo davė Vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Nu, ypatinga knyga. Robino Šarmo, ne, knyga? Taip. Ypatingai gera knyga apmąstymui ir tikrai kiekvienas turėtų paskaityti ir pagalvoti, kaip gyvenimas pasikeičia ir kaip būna. Ir tai taip. O paprasčiausiai nekreipti dėmesio, tegu jie kalba, jeigu jiem nepatogu. Tu turi jaustis tu gerai, supranti. Jeigu aš valgau taip ir man tai gerai, tai manęs aplinkiniai visiškai nedomina. Visiškai. Aš, man nesvarbu, ką jie sako. Jeigu man nepatiks, aš nueisiu kitur atsisėsti. Bet aš dėl to nekeisiu savo nuomonės, kad tai jiem kažkas nepriimtina, ką aš valgau. Tikrai ne. Kodėl jūs turėtumėt parduoti savo sveikatą ir valgyti kažkaip prasčiau, ar ne tik dėl to, kad kažkas galbūt neturi savęs parduoti kitam visiškai? Taip, tai mano, sakau, va dabar, ką norėjau pasakyti, mano sesers dukra stresuoja jinai, nes jinai negali valgyti to, ką jinai nori. Ir tai sakau, aš jai, žinai, aš sesis, tai tu jai pasakyk, kad aš lygiai turiu tą pačią problemą, bet paprasčiausiai nekreip dėmesio ir nekreip dėmesio ir daryti tai, kas tau gerai, nes tai esi tu. O tu neturi daryti tai, kad kažkam būtų gerai. Tai turi būti. Jeigu tu gerai jautiesi, tai niekam tai neturėtų rūpėti daugiau. Taip. Aš taip suprantu. Aš tikrai nereaguoju. Iš pradžių gal kažkiek tai reaguodavau, tai būdavo gal keista, bet dabar tai tikrai ne. Aš pripratau ir man tai netrukdo, žinok. Gerai. Nu ir paskutinis klausimas, Vitalija, tai jau gyvenimo nugyvenot ir nesakau, kad jau pabaiga, bet... Ne, tik tai pusė. Pusė, o gal dar ir daugiau, ar ne? Bet labai daug patirties sukaupėt, kas liečia sveikatą, ar ne?
ir duok Dieve kiekvienam tiek žinių apie sveikatą ir charakterio tai geresniai sveikatai ir ne tik žinių. Labai svarbu dar kaip ir pačią žinią, ką žinai, kaip pritaikai. Bet pabaigai paskutinis klausimas, ką jūs savo jaunesniai patartumėt? Nes kaip vat pradžioj labai gražiai užsiminėt, jog daugumam, kai nesergam arba kai esam jaunesni, negalvoja, kad mums gali būti blogai nuo tų vaistų, nuo to nejudėjimo, nuo prastesnio maisto iki to taško, kol iš tikrųjų pasidaro blogai, ar ne? Tai ką jūs savo, o tuo tarpu ir kas mus žiūrės, ką jūs patartumėt savo jaunesniai su visa ta patirtim, ką jau turit ir šiandien ir žinot? Nu ką aš galėčiau pasakyti, kad keisti gyvenimo būdą, bandyti įvairius variantus. Aš labai daug išbandžiau. Aš ne tai, kad per vieną dieną man ten viskas pasikeitė. Bandyti atsisakyti produktų, kurie tau kenkia, kurie tau netinka. Jeigu tau daug vaistų tu vartoji, tikrai bandyti kažką palaipsniui, po truputį išeiti iš tos chemijos. Aš jos niekada nenorėjau, man jinai visą laiką buvo baisi, bet aš buvau priversta kažkokį laiką tai gerti, nes aš nežinojau kitokių būdų man. Ir nebijoti eksperimentuoti su savim. Jeigu tau nėra kažkokios ten nustatyta mirtinos diagnozės, tai tikrai tu nenumirsi pakeisdama gyvenimo būdą, tu kaip tik jausiesi geriau. Tai yra eksperimentuoti su savim, kaip aš labai daug skaičiau, labai daug domėjausi, labai daug paskaitų išklausiau, labai daug grupėse registravausi ir dalyvavau, gydžiausi. Ir tiesiog nebijoti, tiesiog eksperimentuoti su savim, tiesiog bandyti, kas tau yra geriausiai ir keisti maistą, kuo mažiau vartoti tų vaistų, nes jie nieko neduoda, jie tik tai gadina tavo sveikatą ir tavo nuotaiką ir viską. Jie niekas, jie yra niekas. Nesakau, kad tai visi, yra tikrai žmonių, kurie turi gerti, turi palaikyti tą sveikatą, bet mano atveju tai man jie tikrai nebuvo reikalingi, jie tik tai buvo didinami ir šiai dienai aš sakau, aš nevartoju vaistų ir labai laimingai ir sėkmingai gyvenu ir stengsiuosi ir toliau taip ir tai va. Gerai. Taip, kad saugokit save, mylėkit, pirmiausia reikia mylėti save. Taip. Mylėti save, pradėti nuo savęs ir savo įkalti į galvą, kad niekas kitas nepadarys už tave, tik tu pats. Tavęs gydytojas neišgydys, tau gydytojas neteis ir nepaduos, neįkiš ten, daleiskim, sveiko maisto ar ten dar kažko. Jisai nieko nepadarys, jeigu tu pats nenorėsi. Tu turi pats norėti keistis pirmiausiai. Pradėti palaipsniui ir keistis, po truputį atsisakyti, daleiskim, kad ten ir tos, ar ten kavos, ar dar kažko. Nu, nesvarbu, ko tau organizmas, tu galvoji, nepriima ar dar kažko. Yra daug alternatyvų, yra daug būdų ir tu pats turi tai norėti. Gydytojas tik išrašys tabletę, jam neįdomu, kaip tu jausies po to. Jis tuo metu atliko pareigą, sakykim taip, ne? Jis išrašė tau, tu atėjai, pasiskundėjai, kad tau, man skauda kelienį. Nu gerai, nuimk vaistų nuo kelienio. Ir viskas. Ir tu turi mylėti save ir pati savo padėti, pats savo padėti ir pats savimi rūpintis. Tai yra mano patarimas. Niekas kitas už tave nepadarys. Nei vienas neteis ir net neš tau ant padėklo. Tu turi sunkiai dirbti ir atsisakyti ir tik galvoti apie save, kaip kad tau bus geriau ir tai bus geriau. Rašytis galų gale.
dienoraščius, stebėti, kaip tu jautiesi kiekvieną dieną ir vis. Taip kad visiems tik sėkmės ir į priekį. Ir tikrai viskas įmanoma, iš tikrųjų įmanoma. Aš pati negalvojau, kad aš išeisiu iš tų begalybės vaistų ir galvojau, kad čia man reiks juos gerti ir gerti ir gerti ir gerti ir gerti, bet ne. Pasirodo, kad viskas įmanoma. Tik reikia dirbti su savim. Gerai, tai ačiū Vitalija, kad šiandien skiriat laiko ir pasidalinot savo patirtim, patarimais. Labai tikiuosi, kad žmonės iš tikrųjų įsiklausys, ką sakot ir gal dar kartą, nes tikrai esat puikus pavyzdys, kuris turėjo problemų ir jas išsprendė savo noru, ar ne, kaip sakot, pats turi pats eiti daryti, tai jūs ir esat tas pavyzdys, kuris ėjo pats ir darė. Ir jo, tai labai tikiuosi, kad kas žiūrės pasims įkvėpimo ir nusispręs jau šiandien savo pradėti keisti net ir mažiausius dalykėlius. Nereikia norėti visko pakeisti per vieną dieną, bet pradėti tą kelionę. Net ir nereikia viską iš karto daryti, nes tu net nesuprasi, nuo ko tau geriau pasidarė. Taip. Palaipsniui reikia po truputį. Vieną savaitę vieną kažką pabandyti, kitą savaitę kitą ir taip eiti į priekį, rašytis, galų gale aš rašausi, nuo ko, kas, kaip, aš viską rašausi ir man tikrai padeda ir yra daug labai būdų, yra natūralių būdų ir natūralių visokių augalų, žolelių, kurios tikrai padeda, tik reikia domėtis ir tikrai atrasit tą, kas jums padeda. Tai va. Gerai. Ačiū labai, kad skiriat laiko. Prašom. O jums visiems gerų švenčių, gerų kalėdų ir nepersivalgykim. Ir visiems sveikatos pirmiausiai. Gerai. Ir taiko. Ačiū ir viso gero. Iki.